Dabar, kadangi, kaip ir minėjom, terasa bus be šoninės ventiliacijos, nes jinai yra žemės lygyje, panaudosim pigiausius santechninius vamzdžius, kuriuos sugrįžiosim, pridarysim skylių ir jie pasitarnaus kaip ventiliacija. Ir šitą metodą parsivežėm aš parsivežiau iš Skandinavijos šalių, kada priimdavom tokį sprendimą, kai nebūdavo kaip ventiliuotis terasai. Tai kaip ir dauguma turbūt žino, tai terasos didžiausias priešas yra iš apačios keliami garai, kada yra saulės kaitinamas paviršius, o ne pats paviršius išpūsta greičiausiai, nes jis būna išdžiovinamas greičiausiai, o iš apačios, kada būna gaunamas šutimas, kada garuoja ten susikaupęs vanduo. Taigi čia naudosim tokį metodą, po apatiniu karkasu pritišim santechninį vamzdį ir jame pridarysime skylių, kad susikaupus drėgmė bent jau šiek tiek išgaruotų. Ir kampe terasos įrengsim kaminėlį, kad tas kondensatas bent jau šiek tiek garų pavidalu iškeliautų lauk. Čia meistrai pastatė ant kojytės, nes jau negalėjom sukti sraigtinio pamato. Galėjom pradurti vamzdį, taip pat padėjom pjedestalą. Tvirtai čia viskas laikysis, viskas gerai susirišo. Bet skersinis pjūvis į viršų man nepatinka. Manau, kad tai yra jautri vieta ir šita vieta pradės pūti pirmoji. Todėl čia užklijuosim juostos gabalėlį, nes ir taip apsaugosim nuo tiesioginės drėgmės patekimo. Opa.